Sveiki, sveiki. Tikiuosi, Laba. kad laukite mūsų šitos live transliacijos apie genų raktus, apie savipagalbos įrankį. Ir aš visą vairą perduodu Ingridai. Jinai ir šios live transliacijos moderatorė. Aš tik tai techniškai tiesiog Zoom'ą sureguliuoju ir va taip mes bendradarbiaujam. Ingridėlė, vairas ir žodis tau. Dėkoju. Taip, tai esu Ingrida Kepalaitė, intuityvioji savęs kūrimo mentorė. Padedu išsivaduoti iš emocinio spaudimo, klausantis sielos vedimo. Ir padedu atskleisti asmenybės gabumus ir kaip galim juos panaudoti įgyvendinant sielos poreikius ir kad galėtumėm patys save susikurti naujus darnius santykius su kitais ir savimi. Ir šiandien taip pat bendraujam su Jūratė Latakienė, kuri yra mano kolegė, intuityvioji mentorė. Ir jinai ne tik intuityvioji mentorė, bet ir Theta Healing praktikė, genų raktų praktikė. Ir mane sužavėjo tas jos genų raktų naudojimas, ta praktika. Ir jinai yra nuostabus įrankis, kuriuo galim naudotis savo kasdienybėje, kuris atskleidžia mus visiškai kitus. Ir jeigu prisimintumėt vaikystę, kas iš jūsų nemėgot žaisti su savo šešėliais? Ar juos aplenkt, ar ant jų pašokinėt? Taip, ir visi puikiai žinom, kad fizinis kūnas turi šešėlį. Bet pasirodo, šešėlį turi ir emocinis kūnas, ir mentalinis kūnas. Ir būtent apie šituos šešėlius ir yra tie genų raktai. Tai yra už kiekvieno šešėlio, kurį mes turim, slepiasi dovana. Ir aš, kai apie šitą įrankį sužinojau, kaip kartu su Jūratė prieš porą metų iš mūsų mentorės Žanetos, tai tiesiog man tai pasirodė eilinis labai gražus įrankis. Aš atlikau visas tas užduotis, meditacijas, kokias Žaneta rekomendavo. Su dukra Agne jos veda labai gražiai. Ir iš tikrųjų man patiko tas bendravimas su šešėliais, su dovanomis, apie save nemažai sužinojau, bet tiesiog per daug į tai nesigilinau, kol Jūratė nepradėjo daugiau plačiau apie tai mums pasakot, dalintis, ką jinai atrado. Ir kai aš pradėjau sekti Jūratę, tai supratau, kad šitas įrankis yra toks gilus, toks įkvepiantis, jame tiek daug išminties savęs pažinimui, savęs analizai ir tam plėtimuisi, nes mes kaip ir turim plėstis, skleist savo sielą ir čia nuostabus įrankis ir sielai išskleisti. Tai Jūratė, pristatyk tą nuostabų įrankį. Ačiū už tokį gražų pristatymą, išsamų iš tikrųjų pristatymą. Taip, šitas įrankis, kaip ir Ingrida minėjo, atkeliavo daugiau negu prieš 2 metus. Aš taip pat į jį nelabai kažkaip taip iš dūšios pažvelgiau, nes tikrai esu labai smalsi. Turiu ir horoskopą, turiu ir numerologiją, ir kas viskas link to savęs pažinimo ir tyrinėjimo. Mano netgi buvau ir sielos kažkokį ten, neatsimenu dabar tikslaus pavadinimo, tą
sėkmės skaičių pasiskaičiavus, ar man buvo paskaičiavę. Po to dar visokių, kas yra tiesiog sužinoma apie mane iš gimimo datos. Ir tikrai visas tas sistemas ir buvau pažinusi, bet šitas savipagalbos įrankis yra visai kas kita. Ir man tai buvo nauja, todėl, manau, ir Ingridai taip pat, todėl, kad lietuvių kalba informacijos buvo labai, tiesiog trupinėlis. Ir visa informacija rusų kalba labai plačiai iš tikrųjų visose socialiniuose tinkluose ir dabar dalinasi ir visi labai skirtingai. Ir va tuo man tas įrankis patiko, todėl, kad čia nėra vienų kažkokių taisyklių, kad būtent va taip ir ne kitaip. Kaip tu ir sakei, kad mums, ar ne, ir mes esam ne tik fizinis kūnas, ir mes esam tiesiog sąmonė. Ir va ten ir ne tiek, kad apie sielą, ten ir apie esybę. Ten ir vidinis esybės žemėlapis, kuris yra mūsų viduje. Ir tai atėjo toks suvokimas, kad man tai nauja, nepažįstama. Aktyvus protas norėjo labai suprasti. Emocijos iš vis trukdė ten ir skaityti tos genų raktus, negimtąją kalbą. Toks eidavo ir pasipriešinimas, ir čia ir vėl kažkoks toks paneigimas, kažkokia dar viena, tokia, todėl, kad nebuvau, neskiriau tam dėmesio ir laiko. Ir kai tave gyvenims pradeda spausti ir iš viršaus, ir iš apačios, iš visų, ir visos tiesiog tavo gyvenimo sritis eina, ne ta kryptimi, kur tu tiesiog svajojai ir tikėjaisi, ir tau atrodo, kad tu viską jau išbandėjai, kad tu viską jau žinai. Ta visa žinystė labai, ar ne, ta tokia, kaip ir pas mane, ir pas visus, ir dabar su klientėm, kai bendrauju, aš jau tiek visko išbandžiau ir man niekas nepadėjo. Ir va čia man tiesiog priimtas mano sprendimas į tą raktą pažvelgti naujai. Bet atėjo toks momentas, kai aš ir suvokiau, kad aš aš pasiduodu, nes aš nebeturiu jėgų kovoti su tuo pasipriešinimu savo ir tų vidinių jausmų, ten kova, chaosas kuriamas. Man kaip tik buvo atsiuntę mentorystėje, kartu mes mokinomės, pamiršau dabar ir vardą, iš Human Design, kad aš esu manifestorius ir tiesiog tas vienas iš 6 tipų. Ir ten truputėlį tokia irgi santrauka. Tada aš pradėjau domėtis ir apie Human Design ir pasirodo, kad jie abudu tiesiog viens kitą papildo labai kokybiškai. Ir tada aš pradėjau tiesiog visai kitomis akimis, visai tokią kokybę, jau iš tokios atsipalaidavimo būsenos pažvelgti naujai. Nes genų raktai apima kvantinę fiziką, apima genetiką, astrologiją, senovės kinų išmintį, ten, kur dalinuosi mūsų uždaroj grupėje iš permainų knygos, tiesiog ir paslaptis, ir ten ir tiesiog pateikiama žmogiška tokia suprantama kalba. Kabala, čakrų sistema ir visa tai sujungta, tiesiog apjungta į vieną. Todėl ta visa tokia sintezė labai leidžia tau suvokti visai kitaip, gauti savus atsakymus apie save. Kaip tu ir sakei, kad vaikystėje slėpėmės ar ne, neslėpėmės, mes gaudėm tuos šešėlius. Gaudėm. Ir dabar, kai pagalvoji, kad tie šešėliukai vaikystėje mums buvo kaip žaidimas, tai va čia tas pats. Aš tiesiog ten, kas manyje yra užkoduota, nes genų raktai yra tiesiog tokie sąmonės aspektai įspausti į mūsų DNR ląsteles.
į va tas vidinės esybės žemėlapis ir mūsų viduje. Ir protu tai ir nesuvokiama, neatpažįstama ir gyvenama visada iš inercijos. Labai džiaugiuosi už žmonės tie, kurie tiesiog gyvena ne iš inercijos, va iš tos intuicijos, iš to tokio pajautimo, ar ne, ir jiems viskas sekasi, va čia ir yra ta tokia paslaptis, kad vieniems kodėl sekasi, o kitiems nelabai. Todėl, kad mes nesikalbam su savim, neatsigręžiam į save, mes nepažįstam savęs ir ten va ta sistema savęs pažinimo padėjo man susivokti, kas aš esu ir va tuos visus šešėlius, kur aš anksčiau galvojau ir jaučiau, tarsi tokia nesuvokdama, kad man, jie nepadeda gyventi, man jie trukdo ir aš visada norėjau atsikratyti išorinių dalykų arba apriboti save tiesiog fanatiškai kažkokiais. O čia tave veda į išsiplėtimą, į suvokimą. Ir ten, kai jau eini su žmogum tiesiog į pokalbį, labai dažnai nusivilia moterys atėjusios, kurios tikisi, kad gaus kažkokias konkrečias taisyklės, kažkokius konkrečius atsakymus. Taip, yra ten atsakymų labai daug. Labai, labai daug. Ir kai tu jau susipažįsti su savo, tada tu gali pasidaryti savo artimųjų šitą esybės žemėlapį ir tada tau padeda juos priimti. Ir visai nesenai dar grupiai dalinausi, kai viena moteris sako, aš pasidariau vyro šitą esybės žemėlapį ir aš nežinau, kaip pasakyti jam, kad jisai ir šešėliniai toj būsenai. O aiškumas ateina, kai tu tiesiog jau susipažįsti su tų genų raktų visų žodynų. Bet šešėliai ir tik tai tas žemas toks siauras matymas, ar ne? Ten ir žemos vibracijos, ten ir baimė, ten ir auka, ten ir abejonės. Ir visi tie, kurie mums tiesiog trukdo, mūsų kaip vadinami blokai. Ir mes juos tiesiog ne iškasti ten turim, ne iškakoti, o priimti tiesiog juos. Priimti. Ir tai ir tiesiog labai reikalauja kantrybės, reikalauja kantrumo savo, tokio švelnumo, ko šioje tiesiog evoliucijoje labai pravarčios tos visos savybės ir ne tik tai, kad susipažinti su tais genų raktais savo ir žinot, kas aš esu. Tiesiog gyvenime, visos tos savybės ir atsakingumas, kad tiesiog paėmiau ar ne vieną savaitę, aš tyrinėjau vieną genų raktą. Savo. Ne kažkieno kito. Nes ateina suvokimas, kad kol aš savęs nepažįstu, kol aš save tiesiog noriu pakeisti, nepriimti, o pakeisti, aš vis elgiuosi iš to nesąmoningumo, nebrandumo. Ir aš vis randu prie ko prikibti. Jeigu aš randu prie savęs prie ko prikibti, aišku, aš randu ir prie kitų. Ir tenai ir užkoduota, jeigu taip įvardinti, kas klausysit įrašą, arba dabar esat, matau, prisijungę, kam tiesiog ir tai aktualu ir įdomu, nes šitas įrankis ir tikrai pravartus dirbantiems su žmonėms, ir psichologams, ir coachams, ir mentoriams, ir psichoterapeutams, nes aš, pavyzdžiui, dabar mokinuosi pas rusakalbius, kurie ir psichologiją baigė, psichoterapiją, ir human design, ir šitos genų raktus. Ir svarbiausia, kad ten nereikia jokių sertifikatų, nes ten leidžia tau pažinti žmogaus tiesiog tą, kas jame ir užkoduota, kur slypi tos pačios didžiausios baimės žmoguje. Ir jie labai gražiai dalinasi per savo tiesiog patirtis, klientų patirtis. Taip pat ir aš dalinuosi uždaroje grupėje ir tiesiog Zoom susitikimuose, nes 11 sąmonės aspektų, tų tiesiog įspaudų mumyse yra mano esybės žemėlapyje. Ir anksčiau, ar ne, kai mūsų ta aktyvi tokia žemiška sąmonė,
Jinai sako, ko nori. Po to yra, užstrigo. Kas patinka, sako. Kas patinka, ko nori, o kas tikslinga yra esybės sąmonė. Kas man tikslinga šiuo metu. Ir kol aš nesuvokiau, kad aš čia vis noriu to, ten, žinai, nenori, patinka, nepatinka, ten ir žaidi tos žaidimus. O kas tikslinga? Ir va čia tau padeda tiesiog susižiūrėti savo, dėl savęs, kas tikslinga, ir pamatai, ir tiesiog kiekvienas, kas žiūrės šitą įrašą, yra nuoroda, galima pasidaryti pačiam savo tą esybės žemėlapį ir gauti tokias trumpas santraukas jau apie save. Ir ten jūs tiesiog gausite tokius trumpus aprašymus, kas aš esu, kokia mano gyvenimo užduotis, va šio įsikūnymo. Nes labai dažnai dabar ateini konsultacijas, pasimetimas, sumišimas, nebežinau, ką daryti. Ką anksčiau dariau, nebepatinka, nebejaučiu pasitenkinimo, tiesiog išsekau, pavargau. Ir aš pati tokioj būsenoj buvau. Rodos man veikla ir patiko, bet man tiesiog nėra, manęs nebepraturtina. Aš nežinau, ne taip, ne ten. Ką aš turiu išmokti yra. Tiesiog aiškiai juodam baltu parašyta. Juodam baltu ir parašyta, ką reikia transformuoti, pakeisti. Ir tada jokių kasinėjimus po praeitis, jokių ten ieškojimas kaltų. Mano esybė ir tikslinga transformuoti tai ir tai. Kas palaiko mano fizinę sveikatą, psichinę, emocinę. Ir kas jai padeda sparčiai atsistatyti. Nenusifanatikuoti į vieną kažkokį tai dalyką, kas kur rekomenduoja, kas ką siūlo, ką sako. Tiesiog ten aiškiai juodam baltai ir parašyta. Kas mane giliai užpildo, kokia mano gyvenimo prasmė, tas prasmingumas. Kur ir mano didžiausias potencialas, kokioje srityje tiesiog yra rekomenduotina ar ne gilinti žinias ir kokioje pozicijoje labiausiai tiesiog aš atsiskleidžiu. Nes ieškai, kur tu ten, ir vienoj tiesiog veikloje, ar ne, save nori realizuoti ir ten. Ir svarbiausia, kokiame socialiniam kontekste geriausiai man sektųsi. Ir vėl ir viskas parašyta. Kas gali trukdyti, pavyzdžiui, lengviausiai, tikslingiausiai pasireikšti mano ir jūsų talentams ir tiesiog gyventi laimingai. Kur slypi mano ta gerovė, gausa, kaip dažnai ateini konsultaciją tiesiog ar ne, noriu pinigų, nežinau iš kur jų gauti, kaip jų užsidirbti. Taip, ir visiems ir svarbus tie pinigai. Labai. Taip, bet gerovė ir gausa, ta tokia tvari gerovė ir gausa ateina iš to, kas tau tikslinga, ar ne, kas tau patinka, ką tu darai, ir ten mes randam pašaukimą. Ir randam, kas trukdo, parašyta. Ir po to iš tikrųjų, kokios ir prigimtinės savybės mumise užkoduotos, kurias būtina pasidalinti su pasauliu. Jeigu mes jas slopinam, mes kurstom vidinį stresą. Nes tikrai kiekvienas, ir vyras, ir moteris, turi tokių nuostabių savybių ir užslopi, mūsų tema ir nepereita pirmadienį susitikimą buvo apie tą slopinimą, todėl kad nežino, netiki, nes ir prisiklausė galbūt ten iš vaikystės, iš jaunystės, kad būtinai reikia baigti universitetą, kad būtinai reikia ieškoti tokių profesijų, kurios ir geriausiai apmokamos, arba kur mano mama dirbo, ten tėtis dirbo, arba gal net
Mano tėvai neturėjo galimybių to realizuoti, todėl aš turiu realizuoti. Tai dar labiau spaudimas, dar didesnis. Taip. Taip, Ir va čia va man prisiminiau praeitą savaitę toks vat veikia labiausiai inercijos šešėlis ir kas man patiko, kad jisai ir toks kaip dvipusis. Iš vienos pusės iš inercijos mes tingim kažką daryti, o iš kitos pusės darom, kad tik daugiau, greičiau, smarkiau ir dar kažką. Ir tai vat irgi yra spaudimas. Nes dabar va sako visi, laikas sugreitėja, reiškia turim greičiau dirbti, reiškia turim daugiau padaryti, reiškia kažką. Ir tai irgi ta inercija ir irgi spaudimas. Ir kas man patinka, va šičia, kad gali sustot, pakontempliuot ir pamatyt, kad ne, yra giliau. taip. Be susitelkimo ir atsigręžimo į save, iš tikrųjų mes negalim išgirsti savęs. Ir nebereikalo mes susitikom intuityvioje mentorystėje su Ingrida. Jau mes, ar ne, lavinomės, ugdėmės šitą intuityvumą. Ir šita sistema atkeliavo taip pat, ar ne, per mūsų mieląją Žanetą Jūrą, kuri iš tikrųjų visada dalinasi naujais įrankiais. Ką pati sužino, nes jinai irgi mokinosi pas savo mentorės, kurios tiesiog pateikė šitą įrankį kaip naują dalyką. Šiaip šitas įrankis ir gautas channelingo būdu iš kanalo ir tik tai prieš 12 gal metų, ar ne, ir išleista netgi knyga, prasidėjus rusų kalba. Tai iš pradžių jinai angliškai buvo išleista, paskui išversta. Tikrai visi gali ją ir įsigyti, yra ir internetu. Man parodyti, žodžiu, aš tai turiu rusų kalbą. Aš buvau užstrigusi, todėl, kad iš tikrųjų rusų kalba tiesiog ar ne, tą tokį pajausti, tą tikrai tokį išminti. Dabar tai taip, kai jau viskas ar ne čia tokia įvyko, tarsi toks savireguliacija visos tavo struktūros ir visų tavo sąmonės aspektų išsiplėtimas, kai ateini tą kitokį, pritaikai kasdien. Ir tada aš pradėjau versti lietuvių kalbą, todėl Ingrida ir sakos, kad pamatė, kad aš dalinuosi ir ten ir tiek išminties, ten ir tiek ir jie pasikviečia žmogų. Jeigu kažkam atrodo, kad jisai ir labai per sudėtingas, todėl kad labai aktyvus protas ir nori viską iškart suprasti. 24 metus aš skyriau, jau buvau išsivertusi tą knygą ir pradėjau skirti tiesiog kiekvienos savaitės genų raktų tyrinėjimo, susipažinimo su jo energijom. Ir dar nerti giliau, kaip galima žmogui padėti ir kaip pasitarnauja mano klientėms. Todėl, kad tenai ir viena iš sferų pašaukimo sfera ir įspausta ir genetinė trauma. Ir ten ir ne todėl, kad jinai, ta prasme, trukdytų mums gyventi. Kaip tik mes ją turim transformuoti, kaip ir visus šešėlius, ar ne, tiesiog priimti ir transformuoti į dovanas. Ir tada tu supranti, kas tau tikrai, kai aš tiesiog savimi tai patyriau, kad mano ta genetinės traumos energija visame kame, visose gyvenimo srityse, nes ten ir pasąmoninė programa, todėl, kad transformuota šita energija, jinai ir pats didžiausias mano pašaukimas. Pats didžiausias, todėl, kad ten ir slypi pati didžiausia jėga, galia. Ir mano ir ta trečioji genetinė trauma, gėda. Todėl aš tiesiog ar ne ir dirbu su moterims, kurios jaučia gėdą, kaltę, nes viskas eina su tuo pačiu.
ir gėda, ir kaltė, ir visos destruktyvios tos būsenos tiesiog įsivyrauja žmonėse ir moterise. Ir kaip jos pasireiškia skirtingose gyvenimo Labai. srityse, tai jau ir tiesiog mes dirbam asmeniškai. Bet kai aš žinau, kad man yra tokia, aš tiesiog einu pirmiausiai ją transformuoti ir su moterimis tiesiog tai darom grupėse ir individualiai, visai. Ir duodama ir informacija pačiom susipažinti ir tą priimti, nes kaip tik paskutinės čia konsultacijos ir buvo pažintinės tokios diagnostinės, nes aš tikrai negaliu visoms padėti, nes atein vienos pas Ingridą, kitos pas mūsų dar kitas kolegės mentorės, ar ne? Aš dabar esu sąmoningo manifestavimo klube, tai ten ir vėl naujas projektas, ir kur tiesiog fasilituosim žmonės, kurie moteris ir vyrus, nesvarbu, jie pasirinks patys mus, kaip mes galim geriausiai jiems pasitarnauti. Va, ir visą apie tai jau kitą savaitę vėl bus laivai. Ir jo, aš išeisiu ir su ta informacija. Nes ką daro iš tikrųjų genijus? Genijus manifestuoja, o ne genijus fantazuoja. Tai va ta Jūratė, kur anksčiau fantazavo, iš tikrųjų ėmėsi šito genų rakto, savipagalbos įrankio ir tiesiog susipažinti, žinai, per save praleisti per kiekvieną ląstelę, nes kai tu skaitai apie genų rakto aprašymus, tarsi tu jauti, kad plečiasi tavo sąmonė ir ten nereikia nieko taip daryti. Plečiasi sąmonė, eina vibracijos per kūną, kitą kartą ir ašaros ištrykšta, aplanko tokie suvokimai, ten ir kodinė kalba užrašyta visa informacija ir aš tik tai nelabai galiu tą prasme suprasti, bet aš ir nebenoriu. Anksčiau gal man tas senas įprotis, kodėl žmonės iš tikrųjų atstumia tokį nuostabų įrankį, ogi todėl, kad ten reikia skirti laiko, reikia skirti pastangų savo, bet jų nereikia, žinai, kaip atsiprašant, su kastuvu dirbti. Ten tiesiog ramiai turi atsisėsti, susitelkimą. Ir tai tiesiog tas nekantrumas, išsiblaškymas, nedėmesingumas, iš tikrųjų ir didžiausias iššūkis žmonių ir arogancija, tuštybė, nes aš jau viską žinau ir ką aš ten naujo berasiu. Genų raktai padeda ir išeiti iš tokių būsenų ir dar netgi pereiti į kitą lygį, absoliučiai į kitą lygį savęs, savo gyvenimo kokybės, nes nauja kokybė tavo viduje sukuria naują kokybę išorėje. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir ta išorinė kokybė stumia mus ieškot, o kaip mes čia galim ją palengvinti, kad jinai mūsų taip nespaustų. Ir tada jau randam tokius įrankius. Iš tikrųjų, man tai, kai aš skaičiau, ką tu daliniesi, ir paskui aš jau skaičiau, kur atsiuntei PDF formatą rusiškai. Ir ten taip kiekvienas sakinys, taip akis plečiasi, o geras. Taigi aš tą kažkaip kaip ir jaučiau, o čia labai, labai aiškiai parašyta, kad ne tik aš jaučiu, bet ir protas jau supranta. Ir tas gilinimasis, tai kodėl aš čia tas klaidas dariau, tam, kad aš išeičiau į naują kokybę. Ir kadangi aš iš tų klaidų mokiausi, tai jos man nebe klaidos, o pamokos. Kaip Edisonas sakė, tai nebuvo 1000 klaidingų būdų, tai yra 1000 būdų, kuriais neįmanoma pagaminti elektros lemputės. Tai, jeigu traktuojam kaip kažką blogą, tai mums ta būsena bloga. Bet jeigu mes traktuojam tai kaip laiptelį link mūsų kažkokio tikslo, kuris veda, tai iš tikrųjų tai labai išlaisvina. Ir genų kodai man tie
šešėlių pažinimas mane labai išlaisvina. Ir iš tikrųjų tas ir dabar kiekvieną savaitę, kai tu ten vos ne kasdien, gal ir kasdien daliniesi, tik ne kasdien suseku, kur vat perskaitau ir ryte perskaitau, tai tokia vat diena nušviečia man, kad kažkokia mintis, tai pamąstymam, kontempliavimui, tam savęs nuteikimui išeiti į dieną su nauja kokybe. Tai labai labai žavus įrankis. Svarbiausia, dar noriu, ko nepaminėjau, kas ten netgi yra prie kiekvieno genų rakto ir netgi fiziologija, vat, kas liečia tą sveikatą ir koks baltymas ar ne, tiesiog reikalingas aktyvuoti šitą genų raktą, šitą tavo dovaną. Nes aišku, mūsų va, ta fiziniam kūnui reik ir tų maistinių medžiagų, kad įvyktų ar neteisingi procesai ir atsistatymo, regeneracijos ir visos tos reguliacijos. Bet kol aš esu tiesiog ar ne tokioj destruktyvioj būsenoj, nesusipažįstu su savim ir kodėl ir tiek labai daug ar ne įvairių pakraipų, tiek kažkokių atsistatymų, tiek kažkokių atsipalaidavimų, dietų visokiausių. Netgi ten tiesiog ir parašyta, kad baltymų mums reikia visiems, nes tai ir kaulai, ir raumenys, ir visos sausgyslės, ir tai ir statybinė medžiaga, ir visos sistemos, ar ne, taip reguliuojasi. Bet ką aš dar atradau, kad aš iš tikrųjų mano atsistatymo pasidalinsiu tiesiog ir garsiai, kad intuityviai dar net nebuvau radus tos informacijos, mane, kiek čia ir 1,5 metų tiesiog, bet aš jau galvojau apie tai anksčiau. Kaip aš norėčiau dainuoti, nes man buvo pasakę, tavo balsas, ta prasme, per daug girgždantis, tu čia negadink tiesiog dainų, nedainuok. O mano širdis, ta ne širdis, o esybė šaukis, kad aš noriu dainuoti. Aš buvau įstojusi į menų mokyklą, bet aišku, ten visai kitais dalykais, sumetimais, finansiniais, kad ant pianino neturės ten pinigų tėveliai nupirkti. Ir aišku, pasisuko visai kita kryptimi, mano aš jau sportuoti. O mano esybė žemėlapyje atsistatymo pati geriausia šitą rekomenduojama ir per balsą kalbėti, dainuoti, tiesiog ar mantras, ar dainas. Ir aš nuėjau į chorą. Aš mintėjau tą mintį ir aš galvoju, kur aš galėčiau čia dainuoti, viena nedainuosiu, kažkaip ne taip. Ir vis mintėjau ir aš nuėjau į chorą ir aš dabar tokį jaučiu pasitenkinimą. Ten nueis ir aš pati jaučiu, kaip tiesiog ten vyksta tokie stebuklingi atsistatymo procesai. Aš jau ir dalinausi ir zoomuose, ir susitikimuose. Ir aš laukiu jų ten, todėl kad, tiesiog ir vadovė ir labai nuostabi, bet ir tiesiog žinau, kad tai man padeda. Dainuoju, niūniuoju ir namuose, bet ne taip, kai tu esi kolektyve, kai tu eini ir savo balsu gali, ar ne, savo balsu ir savo per balsą einančiom vibracijom gali tiesiog ir pasidalinti su kitais. Vis tiek ir ruošiamės ir vienam koncertui arba kažkokiam festivaliui ir dabar kalėdinis ir giesmių bus festivalis Klaipėdoj. Tai tiesiog aš ir naudą, ir sau, ir pasauliui, ir tai, kaip man patvirtint, kad jau aš tiesiog klausiausi savo širdies tos intuicijos ir nuėjau tikslingai, kas man tiesiog padeda man atsistatyti. Ir taip, todėl dabar jau šitą informaciją ir pateikta ir mūsų uždaroj grupiai, ir mergaitės, kai paskaito, sako, bet tikrai, sako, aš ten dar, pavyzdžiui, vienai sportuoti. Aš dabar žinau, kokie mano šeimos nariams yra atsistatymo pats geriausi būdai, kodėl, pavyzdžiui, vienas sūnus ir sūnus mėgsta sportuoti,
o kitam išvis tiesiog ir, neįdomus sportas, todėl kad visai kitas ten ir visai kryptis. Jam ir visai kitokie dalykai. Ir tada tu nemenkini nei to vaiko, nelygini, neskirstai kaip anksčiau ten, ai, vat vien sportuoja, kits ne, arba žinai, kaip iš tų Taip, senų taip. laikų viens kunigas, kits vagis. Taip, ir kiekvienas ateina atlikti savo užduotį. Mm. Bet svarbiausiai, kad vat, viską darai iš meilės, su meilė ir tada jokios nuodėmės niekur nėra, kaip ir genų raktuose, ar ne, kad net šešėliui, vat tam šešėliui, kuris tiesiog mums atrodo, kad jisai ir šešėlis ir trukdo gyventi, pridedi čiučiut ten kelis lašelius meilės ir jisai virsta dovana, kaip vienas iš tų, ne mano, bet bendrai, ar ne 64 genų raktai ir kontrolė, pavyzdžiui. Ta kontrolę mes turim visi, Visi. bet jinai ir labai pravarti tada, kai tiesiog mes kontroliuojam, ar ne, vat su meilė iš meilės, o ne vardan, kad tiesiog kitą kontroliuoti vardan kažkokių kitokių tikslų. Ir va taip su visais šešėliais. Ir šitas Taip, įrankis taip. ir nuostabus. Ir dėkoju ir dėkos ir kasdien, kai jį paimu ir tą knygą, ar tiesiog ir audio klausyti, ar skaityti, jie tiesiog aplanko ir užlieja vis nauji tokie suvokimai ir džiaugsmai. Ir kad ir nenauja informacija, bet kas naujai tiesiog pirmą kartą girdite apie tai, aš pasidalinsiu nuorodą, ne, į mano uždarą grupę, kuri ir nemokama, ir ten kas savaitę ir pasidalinama tiesiog genų raktų išmintim, senovės kino išmintim. Ir aišku, ten vyksta gyvenimas, tie, kurie nori naujos kokybės, einam į naujumą. Taip, ir man dar labai noriu pasidalinti, kai jau aš tavo tuos skaičiau įrašus, tuos genų raktus, aš atėjau pas tave į individualų susitikimą ir tas tavo raminantis balsas, vienas dalykas, kitas dalykas, tikslingi klausimai. Ir man tie šešėliai dar kitaip išsilukšteno. Ir tas dovanas aš dar kitoj šviesoj pamačiau, tai iš tikrųjų labai vertingas dalykas buvo ir labai džiaugiuosi, kad galėjau sudalyvauti ir į save pažvelgti dar iš kitos pusės, nes mesgi pusių turim tai labai daug, o paprastai matom tik tai, kas yra prieš akis. O vat patys įdomumai juk ir yra tai, kas aplink. Ir va tie genų raktai ir padeda atrakinti tas mūsų, kas yra aplink mus dalis. Tai labai dėkoju, Jūrate, kad mums parodėjai, kad su mumis pasidalinai šiuo nuostabiu įrankiu, pasakojimu apie jį. Ir tikrai kviečiu tuos, kuriems malonu, įdomu, patinka ir galvojat, kad tikslinga geriau save pažinti, tada geriau labiau save priimti, labiau save gerbti ir mylėti. Tai vat šitie įrankiai labai padeda. Tai kviečiam su Jūrate pasidomėti jais ir prisitaikyti sau. Tai Jūrate, koks palinkėjimas klausytojams, žiūrovams? Aš iš tikrųjų kviečiu nebeieškoti savęs, kaip dauguma ten, vat, tas toks išsireiškimas, aš vis dar ieškau savęs. Atsigręžti į save ir va tiesiog į tą savo vidų, tiesiog susipažinti su savimi. Ir jeigu ir tiesiog sudėtinga pačiai, ateiti su vedimu, pravedu pro visus genų raktus, pro kiekvieną sferą, supažindinu ir tik tai be jokių lūkesčių, kad
po pirmo mūsų pokalbio, susitikimo tiesiog įvyks stebuklas ir ten kažkas tokio įvyks. Įvyksta va taip kaip Ingridai. Įvyksta toms iš tikrųjų, kurios ir prisilietusios jau šiek tiek. Tokie atsirakina kiti raktai, kur galbūt, vat, kaip tu ir paminėjai, kad nu, mes ne viską norim, nes ir nepatogu, nematom ar ne. Ir aš pati, kai nueinu ar ne pas savo mentorę į konsultaciją, tiesiog man irgi atskleidžia, ko aš tiesiog nenoriu ar ne, arba atidėlioju kažką tokio. Tam ir iš tikrųjų ir mentoriai, tam ir coacheriai, tam ir psichologai ir taip toliau ir visa pagalba žmonijai, kuri bebūtų, kuri duoda tiesiog naudą tokią tvarę ir leidžia, išveda žmogų savarankiškai jau valdyti savo kurti gyvenimą, o ne pririša. Ar tai prie vaistų, ar tai prie kažkokių praktikų, kad būtinai ten. Ne. Tiesiog kas tikslinga mano esybei. Ir vat tas įrankis man labai patiko ir jums tiesiog tikslingai pasitarnaus taip pat, kas klausysit įrašą, tie, kurie dirbat su žmonėm. Naudokit ir aš noriu tuo pačiu dar pakviesti, ne tik tai, kad į savo grupę. Grupėje tiesiog planuoju kitą savaitę pakviesti va tokį išsamų genų raktų pristatymą. Jisai, aišku, vyks ne live, o Zoom susitikimuose, kas tikrai į tai pažvelgsite. Visa informacija bus grupėje įkelta ir tiesiog juodą ant balto pamatysite, ką jums reikia transformuoti. Ir lygiagrečiai visos, kaip sakiau, sritis tvarkosi, tai nėra kažkokia viena, bet ir patirtis rodo, ir mano pačios tiesiog, ar ne, ta patirtis per savo patirtis asmeninė ir moterų klienčių, kad pradžia ir nuo būsenos stabilizavimo. Ir šitas vat įrankis ir leidžia pirmiausiai susistabilizuoti savo būseną, o ne iš tos tokios ar ne, tos senos būsenos ir pagal senus įpročius vėl viską eiti kurti ir vėl tiesiog nusivilti. Ir planuoju 2 Zoom susitikimus, kurie tiesiog bus paraleliai vieną vakarą vienas ir kitas, kad jie tiesiog tokie išvestų į tą aiškumą, kaip su to savipagalbos įrankiu dirbti. O tada galės priimti sprendimą. Ar savarankiškai tyrinėti, ar ateiti tiesiog į transformacinės dirbtuvės, nes transformacinėse dirbtuvėse šitą įrankį mes naudojam ir aš dovanoju visoms merginoms tiesiog 50% nuolaidą šitai konsultacijai ir pažinimui. Ir tos, kurios mergais paima šitą įrankį tokį, tiesiog kaip aš, ar ne, ir tikrai jų transformacijos vyksta ženkliai greičiau. Kurios pažiūri atmestinai. Ir vat, kaip, žinai, kaip mūsų mentorė sako, kaip tu elgiesi dabar, vadinasi, tu elgiesi visą gyvenimą. Taip. Ir todėl nieko nekaltink. Prisiimu atsakomybę, padarau, pasakiau, lygų padariau. Ir va tada visai kitaip viskas vyksta. Pasakėm su Ingrida, kad padarysim 2 laivus. Padarėm. Ir padarėm. Ir ačiū visiems ir visoms, kas klausėt ir klausysit. Ir iki kitų kartų. Taip, ačiū. Ir aš dar tiesiog irgi papildydama. Taip, kad nereikia savęs ieškoti, nes mes savęs nepametėm, kadangi visada esam su savimi. Ir tiesiog pažinti save tokią, kokia esu iš tikrųjų, o ne tokią, kokią susikūriau pagal visuomenės pageidavimus, kokias mes iš tikrųjų augam darželiuose, mokyklose, šeimose pagal kitų pageidavimus. Tai tiesiog kviečiu save pažinti tokią, kokią iš tikrųjų esi. Ačiū tau, Ingrida. Gražios mums dienos, iki kitų susitikimų. Iki.